Tai tada gal paskambinkime patys. Jo, mes paskambinsim. Kam nors mažu. Yra tokia situacija, aš dabar taip permečiau akim, kaip ir neblogas yra toks. Mano kambariokas dabar dirba naktinėje pamainoje, keičia geležinkelio vandens pralaidą Žemaitijoje, Kulupėnų gyvenvietėje. Jiems yra išduotas langas, kada traukiniai negali važiuoti. Paskambinkit jam, nes jis yra meistras, visiems vadovauja ir apsimetę, kad skambinat iš Lietuvos geležinkelių, sakykite, kad už 30 minučių atvyksta traukinys ir pro tenais turės važiuoti. O Jėzus. Ar jie jau spėjo pakeisti pralaidą? Atsiųstų man tą visą išdurkę. Neblogai, man atrodo, čia visai turėtų būti. You have Skype? Maybe. Yes. Put Skype. Is Skype, I think, is okay. It's okay, okay? Pabandom, reikia man gal kokių efektų, žinai. Pavyzdžiui, tu turi traukinių kažką? Ne, traukinių neturiu. O jeigu aš, pavyzdžiui, YouTube'ą greitai nubėgčiau? Svarbiausia, tu man tą išdurkį atsiųsk. Aš atsinčiau jau. Argi? Lietus lyja. Eik. Trains, special. Tas jo vainis? Nėra? O, gal čia. Tak, duok man ką nors. Daviau jau. Nieko tu man neduodi. Jau geriau. Žiūrėjai, lyja lietus. O pas mus dabar įdomu, Vilniuje lyja lietus ar ne? Jo, gavai, ar ne? Aha. Gerai. Lyjo šiandien visą dieną man toks jausmas. Labai nesvargus oras. Gerai, tai pabandom paskambinti. Žiūrėk, tai kaip čia tokį sukelt tokį, žinai, dabar aš galvoju tą veiksmą, kad mes šitas nelabai atrinkinėja Jonas dabar mūsų super džinglus. Bet va toks, va, žinai, toks nesąmonė. Nesuprasi, ar ne? Skambina iš riaušių. Tokį galima, va tą, va, grėžimą gali. Va. Jau panašiau, Jonas kaip, supranti, koksai dirigentas po vieną gabaliuką dėlioja, žinai. Tadadadam, tadadadam. Ir to jau užkabins. Tikimės, kad užkabinsime gerą išdurkę. Vadam. Here we go. Važiuoja, ar ne? Na, atsio. Tvarkingai. Klausau. Alio. Liuo, čia Paulius. Jo. Klausyk, Pauliau, tai te jūs darot Kulupėnų gyvenvietę? Kulupėnų gyvenvietė? Na? Kulupėnų, mes darom gyvenvietę. Kas? Kulupėnų. Ko, atsiprašau, biškai. Ne, Kulupėnų. Kas daro? Žemaitė jūs šitągi vandens pralaidą. Jo, mes Geruliuose vandens pralaidą darom. Jūs dabar jau Geruliuose? Geruliuose, jo, prie Telšių. Telšiai Šiauliai. Jo. Telšiai Šiauliai. Bet taigi yra šitas pravažiavimas, tai tie yra tas pats. Nu, tai sakau, taip, vandens pralaida, 2 metrai. Taip, bet tai traukinių tai yra tas pats pravažiavimas. Taip. Tai klausyk, tranzitinis pas jūs eis po kokiu pusvalandžiu. Rimta. Pas jūs norėjau jau padaryti, kad nebūtų, bet dabar leidžia po pusvalandžių. Tai kai mes bėgių neturim. Mes skaldos net neužsipylė. Ko jūs neužsipylė? Skaldos mes dar net neturim. Toj darbų vadovą duosiu pašnekėti. Tai palauk. Tai jau ne to darbų vadovas man sakė, Pauliu, duok, šitasgi yra jau tas atsakingas. A tu kas, prarabas tie? Neprarabas, duosiu statybos vadovo pašnekėsis. Nu tai duok. Prarabas, jokios neprarabas, ką jūs nekat. Nu tai o ką, žinau, kienų čia man dabar davė. Atvažiuoja po pusvalandžių traukinys, tai dabar man, ką dabar jau šiek mat. Alio. Very good, viskas. Kraštas dirba. Alio.
Numetė. Suprato, nesuprato? Ne, nesuprato, gal tiesiog įsižeidė, kad tu jį pavadinai pralabų. Pusvalandžių. Juokingas. Labai, man patiko. Smagu, šypsena sukėlė visą tą. Nu, tikėkime, kad jie nesusirinks dabar savo šitų daiktų, nes traukinio kaip ir nėra. Ai, nu žodžiu. Susirinks. Jei jau Tomasinai kažką tai... Jeigu ką, tai tu Tomasinai atsakingas. Tu ant tavęs viskas. Nu, visus bačkos ant tavęs. Tu palindai po tanku. Gerai, o jūs, draugai, galite mums atsiųsti tokias ir panašias išdurkės į www.zipfm.lt ir negailėkite informacijos, nes, pavyzdžiui, Tomasinas parašė žiauriai daug informacijos, būtų gavusis visai gerai išdurkė, jeigu nebūtų tas, suprantigi, Paulius. Net velniai žino, kuo jisai dirba. Bet, žodžiu, jeigu jis nebūtų padėjęs ragelio. Tai, žodžiu, tokias išdurkės pilnas siūskite zipfm.lt, radistai, užėję tenais bus nuoroda užregistruok draugą išdurkiai. Yes, sir.